Kas į tavo didžiausias pokytis vyksta tada, kai manai, jog apskritai niekas nevyksta? Mes įpratę matuoti progresą matomais rezultatais. Skaičiais, pasiekimais, pokyčiais kūne ar darbe. Bet tikroji kokybė gimsta tyliai, kai niekas nemato, kai nededi ček sąraše, kai tiesiog pasirinki pasakyti savo, šiandien reaguosiu kitaip. Pokyčiai prasideda ten, kur susitinki su savo nematomais įpročiais, kai renkiesi nepasiduoti savo vidiniam kritikui, kai vietoje aš negaliu, savo pasakai, aš padarysiu, kai atsisakai kaltinti aplinkybės ir pradedi klausti, ką šitas sunkumas nori man parodyti. Apskritai, tavo siela neklausia, kiek kartų nukritai. Jai rūpi, ar išdrįsi keltis kitaip nei vakar. Ir štai tau klausimas šiai dienai. Labai paprastas, bet jei atsakysi sąžiningai, tai gali pakeisti tavo ateitį. Ką šiandien gali padaryti kitaip, nei darei vakar? Kad pajudėtum bent per milimetrą arčiau to žmogaus, kuriuo nori tapti. Parašyk komentaruose ne savo, o mums visiems. Nes tavo mažas sprendimas gali būti kažkam šiandien labai reikalinga įkvėpimo žinutė. Ačiū.